Turėčiau keltą klausimų. Žinau, kad labai nedrąsus Nerijus, bet kadangi Nerijau šiandien meldiesi už savo mamą, Jadvygą, kad jai pavyktų stuburo, iš tikrųjų operacija, esam tau dėkingi už tavo darbus mūsų klebonijoje, nes dalį aukos darbų būtent prašai, kad būtų mūsų malda. Ar gali taip truputėlį pagalvoti, kodėl tu myli savo mamą? Labai paprasta, kodėl tu myli savo mamą? Todėl, kad aš čia sėdžiu. Todėl, kad tu čia sėdi, galėtumai sėdėti kitur, ne? Bet čia geriau. Antonijo, tu turi dukrą, labai fainą, nuostabią dukrelę. Kodėl tu myli savo dukrą? Jeigu šiaip šiandieniškai pasakyti, tėviškai, tai yra mano gyvenimo pagrandukas, tai mano gyvenimo paskutinė galbūt gėlė, kurią aš norėčiau išauginti skaičią ir gražią. Nuostabu. Mūsų vyrai visi teisingai atsakė. Lidija, o kodėl tu myli viešpatį? Kodėl tu aukojies dėl viešpačio? Grįžti pas mus, laiką dovanoji, jūsų didelės aukos riba. Kodėl tu myli viešpatį? Dėl to, kad Dievas yra gyvenimo prasmė. Jisai sukūrė žmogų ir žmogus turbūt tik tai savo meilę už šitą kūrybą gali Dievui atsidėkoti. Mėlyje, pamokslas visas pasakytas, neturiu ką pridurti. Dievas, kuomet sukūrė žmogų, ką pirmiausiai padovanoja? Dievas pirmiausia padovanoja duonos. Sako, mėlyjeji, Ieva ir Adomai, galite valgyti visus, žiūrėkite, kiek pasaulį sukūriau vaisių, daržovių, sėklų, visus galite valgyti, visus. Viską dėl jūsų padariau, išskyrus ir Dievas duoda dietą. Tokia mini paprasta dieta, kaip ir tėvai sako, gali šokolado, bet palauk, pietus negali suvalgyti 250 gramų, nes bus negerai. Vakar mano svečias Ina, sako, klebonė, man buvo blogai, dabar atsiduodu jūsų rankas. Ina sėdi čia su savo vyru po operacijos. Žinau, kas yra, išklausiau, taip, dabar aš esu tavo tas dietininkas. Sakau, gerai, truputėlį pelyno, trauktinės skiesto su vynu, švelnaus. Ir kadangi suerzinta viskas viduje, tada daug švelnios melisos. Ir šį rytą gavau atsakymą, kad miegas buvo geras. Mėlyje, mūsų visos šitos dietos, tai yra nuostabūs dalykai. Dievas sukūręs žmogų pirmiausiai dovanoja duonos. Pirmiausiai dovanoja tai, kas labai svarbu. Bet iš tikrųjų yra vienas medis, nuo kurio Dievas rezervuoja jūsų laisvą arbitrą. Ar žinote, kad patys griežčiausi vienuoliai katalikų bažnyčioje šiandieną yra kartūzai. Ir tėvai, broliai kartūzai, jie gyvena nameliuose, gyvena savo atskiruose kiemeliuose. 2 kartus per dieną renkasi maldai ryte ir po pietų. Niekada nesikalba, 1 kartą per savaitę eina pasivaikščioti po 2. Ir tik 1 kartą valgo duoną drauge. 1 kartą bendrauja drauge. Tada yra sekmadienis po visų pamaldų, vienuolyno vyresnysis prioras atsistoja prie durų ir įsileidžia vienuolį vieną po vieno ir laužia duonos ir vienuolyno tėvas duoda kiekvienam įeinančiam po duonos kąsnį. Įsivaizduokit, kaip būtų gražu, kad jūs per pietus savo vaikams išmokintumėt, taip suponuokime, įeinant, mama paduoda tėtis po kąsnį, 1 kąsnį. Ar kiek įsirašytų to džiaugsmo ir vaikystės ir tos prasmės gyvenimo šis duonos kąsnis? Ar tai yra tik tai duona, kurią dalina kartūzų prioras 1 kartą, valgydamas su broliais ir visi kartu? Ar tai tik duona ir medžio vaisiai, kuriuos dangaus tėvas davė Ievai ir Adomui? Ar Dievui buvo gaila to vieno medžio, mėlyjeji? Visų jūsų atsakymai yra patys nuostabiausi. Yra daug daugiau negu mama, kuri mane maitina.
Yra daug daugiau negu žmona, kuri man padeda. Yra daug daugiau negu vyras, kuris man duoda apsaugą. Yra daug daugiau negu tėvai, kurie mane leidžia, prižiūro ir mane kaip mažą kregždžiuką tiesiog išleidžia gyvenimui. Lygiai taip pat yra ir su Dievu. Kiekvienas iš jūsų, eidamas į Dievą, jeigu bus tik tai šis duonos kąsnis, tai bus pati mažiausia dalis, kurios laukite iš Dievo. Jeigu meldžiatės Tėve mūsų, kuris esi danguje, tiesie šventas tavo vardas, kasdienės duonos. Jeigu ši duona bus tik mūsų pragyvenimas, mes būsime patys biedniausi. Ar jūs pastebėjote, kad mūsų Europa šiandieną reikalauja tik duonos ir žaidimų, kada nėra aišku, kokia pagarba vyrui, moteriai? Ar jūs matote, kas darosi Paryžiuje? Ar bažnyčia kaip pranašas metai atgal keli ir daugybę kartų neminėjo tų dalykų? Ar žinote, kad dėl to ir tildoma bažnyčia? Ar žinote, kad Briuselyje yra iškeltas klausimas nenaudoti švento rašto dėl vyro ar moters statuso pabrėžimo? Yra daugybė dalykų. Ir kaip mes kalbėjome vieną kartą, yra nuostabus žmogus, Zyzas, kuris kalba, kad pasižiūrėkite, kaip atrodo pasaulis, kuris nori tik duonos. Ir mūsų visų ryšiai turi būti daug gilesni. Ir kada jūs, mėly, ateinat čia į šią šventovę, jeigu aš pamatau, pakalbinu, aš suprantu, kad ši šventovė yra daug daugiau negu tik tai paprastas mūsų aplankymas. Viliuosi, kad atvykstate tikrai ir tą konstatuoju, tai būtų bukiausia, ne dėl gėlių, ne dėl kažkokių tų dalykų, atvykstate dėl dvasios, dėl dvasinės duonos ir mes, sakykime, kaip ir Lidija sakė, dėl pačio viešpaties. Tai yra aukščiausia mūsų gyvenimo prasmė. Ir kad turėtumėte duonos viešpats, tos dvasinės duonos, gyvenimo entuziazmo, sako vieną žodį: tu tikėk. Tau reikia tik tikėjimo. Visa kita Dievas tave ir tavo rankų darbų, ir tavo brolių seserų aprūpins. Melskime, kad ta kasdienė duona, kuri pati brangiausia iš viešpaties rankų, tai mūsų gyvenimo troškimas, mūsų entuziazmas, mūsų tėvo, motinos meilė, vaikų, tėvų meilė, visų, kurie čia esate draugystės, būtų Dievo patepta ir be abejo kvepėtų dangumi. Kodėl mylime viešpatį? Klauskime ir laukime atsakymo iš popiežiaus Pranciškaus minčių, sakytų praeitą sekmadienį. Broli, sesė, atpažink Dievo meilės stebuklus, ką reiškia padauginti duoną. Mes matome viešpaties 3 veiksmus, tą regite ir čia, šventose mišiose: aukojimas, padėka ir dalymasis. Šie 3 veiksmai kiekvieną kartą yra ir mišių aukoje. Pirmas veiksmas yra aukoti. Kai kunigas ant altoriaus aukoja duoną ir vyną, o kiekvienas mišių dalyvis aukojate save, savo gyvenimą, savo darbus, savo džiaugsmus, savo viltis, savo lūkesčius. Tai, ką tu aukoji, gal atrodo menka, tačiau Dievas tai paverčia ypatingai dideliu stebuklu, tampa esančiu tarp mūsų. Mes Dievą patiriame ir Dievas per tokius mažus dalykus išgelbėja pasaulį. Antras veiksmas yra dėkoti. Tai reikia daryti nuolankiai dėkoti, bet kartu su džiaugsmu sakyti viešpačiui: ačiū tau Dieve, ačiū už tai, ką turiu, esu iš tavęs gavęs. Ir norėdamas tau padėkoti, viską tau ir pavedu, atiduodu. Trečias veiksmas - dalintis.
Per mišias tai yra komunijos momentas. Prieidami prie altoriaus, priimsite Kristaus kūną ir kraują. Tai ypatinga akimirka. Ji moko dalytis gaunamomis dovanomis su kitais, augti visiems kartu kaip broliai ir seserys, kuriuos vienyje meilė. Klauskite savęs, padedami Dievo malonės, ką galite duoti brangaus, nepakartojimo savo broliui sesei. Gal manote, kad esate niekam neįdomus? Gal galvojate, esu vienas iš daugelio? Ar tu esi dėkingas Viešpačiui už savo dovanas, kuriomis Dievas tau rodo savo meilę? Ar supranti, kad dalintis su kitais tai reiškia praturtinti kitus, bet praturtėti ir pačiam? O dangiškoji motina Marija, padėk mums su tikėjimu švęsti Eucharistiją ir atpažinti dangiško Tėvo malonės stebuklus ir jais džiaugtis. Amen.